aš sužinojau, kažkaip tai skaičiau ir apie jūs esu skaitęs ir šiaip domėjausi ir dėl to skaitmenizavimo ir norėjusi kažką tai padaryti naujesnio ir įdomesnio žmogui ir pačiam ir pati sistema, kad būtų, pavyzdžiui, be šitos sistemos aš neįsivaizduoju, ką tuo kovidiniu laikotarpiu, kaip būtų to vedama iš vis darbuotojų saugos ir sveikatos visa instruktavimo veikla ir kita. Labai sudėtinga, o dabar tiesiog mes džiaugiamės. Kaip ir visur, su popierėliais, visi žurnalų galybės, tų instrukcijų galybės, parašų galybės, rink, tų žmonių daug, beveik 200, sugautų kiekvieną, vienas ten, seniūnijos ten, kitur ten. Sudėtinga buvo toks. Ir tų parašų kartais nesurinkdavom, būdavo įvairiai tokia situacija. O dabar tai džiaugiamės, nes platforma neleidžia miegoti ir žmonės ir patenkinti šito. Nes tikrai visi kultūringi, visi suprantantys žmonės nėra, kad taip. Ir paprasti tie ir darbininkų yra seniūnijose, ir čia ir valytojos, ir vairuotojai. Jis supranta, ką reikia padaryti ir jie atlieka tas užduotis ir padaro, sutvarko. Kažkaip, nežinau, man tai svarbiausias tas dalykas toks, kad nėra sauso to paskaitai instrukciją ir pasirašiai. Tai yra toks, kada yra koks nors testukas, koks nors mokymas, kaip paveikslėliai, kur reikia kažką išspręsti, kur reikia kažką. Tai žmogus įsimena, jisai daug geriau įsimena. Ir jam daug didesnė nauda, negu tu, ką tai padarysi paprastai su tais popieriais ir visais. Tai va dėl to šita sistema yra labai puikia ir žmonėm geriau, ir mums geriau tuo pačiu ir padeda dirbti. Nes iš tikrųjų aš pusę etato dirbu ir su 200 yra sudėtinga šiaip jau. Bet dabar tai labai ramiai sistemoje viską susitvarkai, pasidarė sąrašus, viską ir jau tų pradžioj. Tai buvo tas įdiegimas, darbelio buvo, dabar jau gerai. Be abejo, dabar daugiau aš domiuosi tą tokia ES politika saugos darbe klausimais, nes aš jau turiu dabar daugiau biškį laiko iš tikrųjų negu anksčiau ir kokios naujovės, kokios gerosios praktikos. Ir jau aš pateikiu jiems, parašau visiems, papasakoju, kartais mokymus padarau per tą programėlę ir geriau jaučiuosi. Nereikia bijoti, iš tikrųjų, tai čia yra naujas, vis tiek viskas eis į priekį, niekad čia nebus ir dabar jau ir tų asmens sveikatos patikrų, jau tų knygelių nebus, jau jie sveikatą įrašys, įkels, vyksta į priekį, jeigu mes stovėsim ir atgal, aš nors ir senas, bet kažkaip tai, žiūriu į priekį, kad tai būtų naujovės ir jokios baimės nėra, mane čia tikrino ir žiūrėjau dėl gaisrinės saugos. Tokia mergytė viena, tai jinai nelabai išprusų šituose reikaluose, tai labai sunku jai buvo įrodyti, kad žmonės atlieka tuos uždavinius, tuos testus, kad jis atneša, 10 kartų daugiau naudos negu tas paskaitimas, bet jinai žino tik direktoriaus įsakymą ir raidės visas surašytas, kur parašyta raidė, o žmogiškumo, bet galų gale aš ją įrodžiau per ilgesnį laiką, mes labai susibarėm, o paskui vos neapsikabinom išsiskirdami
Ir jinai suprato, kad turi kažkas tai būti. Sakau, jūs jaunas žmogus, o žiūrit į praeitį visiškai. Aš nežinau, aš visiems sakau, yra ir įstatymas, yra įsakymas. Tai jūs įtaikyt, tai taikomas jisai žmonėms. Įstatymas ne sienoms, ne kam. Tai jūs žiūrėkit, kokie tie žmonės, kur ką galima padėti tam žmogui padaryti. Kažkaip tai turi būti toks bendras ryšys. O čia ir daugiau kitur tai jokių problemų nėra, nes valstybinė darbo inspekcija yra liberalesnė negu priešgaisrinės apsaugos departamentas. Niekad negaliu įrodyti, mes nusistatę kas 2 metai specialistams, tiems kitiems darbuotojams kas metai tuos periodinius instruktavimus, o pas gaisrinę mes ir gaisrinę saugą taip nusistatėm. Ne, jinai viskas turi būti kaip raidai parašyta ir viskas. Nu ir ką, nieko nepadarysi, palikom tuos kas metai, padarėm, bet o jau valstybinė darbo inspekcija leido patiems pasireguliuoti, nusistatyti instruktavimo tvarką, tai kažkaip tai jau maloniau nedirbti. Smagu. Labai ačiū, Gintautai, už atsakymus, kad pasidalinot savo patirtimi ir už visas įžvalgas. Tai jums ačiū, kad tik kūrėt, kad jūs turite tą platformą, turit sistemą, turit visus reikiamus ir instrumentus šitam dalykui, turit patirtį, turit pats irgi ekspertas ir klausau, žiūriu ir webinarus ir džiaugiuosi, kad tapom pažįstami ir kad suteikia tiek žinių ir padedat mums irgi veikloj ir žmonių, tai džiaugiuosi irgi, kad neturim nei vieno nelaimingų atsitikimo, nei iš darbo, nei į darbą, nei darbę. Tai mes jau keleri metai taip pradėjom diegti ir pradėjom kažkaip daugiau tvarkytis. Daugiau atliko laiko, tada aš užsiėmiau jų sveikatos gerinimo ir mankštų ir nesėdimas darbas po 5 valandų jau praktiškai pripažįstamas pavojingų darbų. Tai va tuos dalykus judinam į priekį ir rezultatas yra. O jums tai didelis ačiū.